Ir šį vakarą mes kalbėsimės apie upę kaip žmogaus gyvenimo simbolį. Tai šis mūsų susitikimas, šis mūsų renginys yra iš tokio renginių ciklo, kuris vadinasi Pokalbiai apie metaforines asociatyvines korteles. Šie pokalbiai vyksta vieną kartą per mėnesį ir tikslas yra tiesiog plėsti supratimą apie pačias korteles ir ieškoti sąsajų su mūsų gyvenimu, su mūsų tiek vidiniu gyvenimu, tiek mūsų išoriniu pasauliu, kuriame mes gyvename. Tai šio vakaro mūsų tema yra upė kaip žmogaus gyvenimo simbolis. Ir besiruošdama šiam mūsų vakaro susitikimui, aš radau vieną tokią įdomią mintį ir taip galvoju, kad jinai gal mus ir lydės viso mūsų susitikimo metu, visą valandą. Labai man patiko Lauros Laurušaitės mintis, kurią aš radau Šiaurės Atėnuose, ir ji rašo apie upę kaip jog upė yra linijinė tėkmė, apysakoje žyminti ir žmogaus gyvenimo laiko tiesę, kuri plukdo atmintį, patirtis iš vaikystės. Tai pačios knygos aš dar neskaičiau, bet taip jau aš ją paskaitysiu, bet man va čia upė labai taip susisieja turbūt su mūsų šio vakaro tema. Upė kaip fizinis mūsų aplinkos reiškinys ir upė kaip metafora, kaip simbolis, kuri atspindi laiko tėkmę, atspindi žmogaus gyvenimą. Ir ką aš norėčiau dabar padaryti, tai tiesiog ir pati prisistatyti, ir vėliau Giedre tave norėsiu pakviesti prisistatyti per pačią kortelę. Tai šiandieną mes kalbame apie korteles upė, tai vėliau šiek tiek apie jas papasakosiu. O jeigu aš pati prisistatyčiau per kortelę, kuri būtų mano šiandieną kortelė, tai mano kortelė turbūt galėtų būti, tarkim, galėtų būti vidurinė eilė, kuri yra dešinėje pusėje, kur aš matau tokią upės tėkmę ir kuri yra nežinau, kaip ir iš abiejų pusių su tokiais atitvarais, ar ne? Tai aš esu Eglė Lisauskaitė, aš esu kaučingo specialistė ir aš dirbu su metaforiniam asociatyviniam kortelėm nuo 2017 metų, tai kortelės į mano gyvenimą atėjo kartu su kaučingu. Tai šiandieną, ką aš darau ir kaip ši kortelė atspindi mano gyvenimą, mano dabartį, tai aš tiesiog darau tai, kas man patinka, darau tai, kas man yra įdomu, ir kortelės yra vienas iš mano tokių svarbių dalykų tiek profesiniam gyvenime, tiek mano ir asmeniniam gyvenime. Tai aš kaip ta upė turbūt teku ir ta srovė gana tokia smarkiai aš dabar nešu savo vandenis, o tie tokie, nežinau, tie atitvarai tokie iš išorės, tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės, tai aš juos matau tokius, kaip, nežinau, įvairius apribojimus, įvairius barjerus savo gyvenime, ar ne, tiek socialiniai visokie, tiek kultūriniai, tiek asmeniniai, tai žodžiu, aš taip bandau išsitekti tuose rėmuose. Tai tiek būtų apie mane ir šiandieną, Giedre, aš labai džiaugiuosi, kad esi kartu su mumis. Aš tiesiog trumpai norėčiau gal tave pristatyti, o paskui jau pati daugiau papasakosi apie save. Tai esi Giedrė Godienė, kraštovaizdžio geografė, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto geografijos ir kraštotvarkos katedros dėstytoja ir fizinių mokslų daktarė. Tai Giedre, kviečiu tave pačią prisistatyti išsirinkus kortelę, kuri šiandien būtų tavo kortelė. Ką tu daugiau apie save galėtum papasakoti? Labas vakaras visiems. Iš tikrųjų įdomios tos kortelės. Pirmiausia, žvalgaisi, kuris paveikslas patiktų, paskui jau galvoji, kas čia apie tave toje kortelėje. Tai aš vis tiek lieku prie to paveikslo, nes man tikriausiai labiausiai pritiktų ta kortelė, kur tiesiai už to besišypsančio veiduko viršuje, kur vingiuoja tokia upė. Ir aš dar nupiešiau, kad ir vagoj ten tų akmenukų yra, jinai ten taip pasiteliuškuoja, bet
bet vien žodžiu, jinai teka įdomiomis apylinkėmis ir taip netolygiai, sakyčiau, nes man pačiai mano gyvenime labai patinka įvairūs dalykai ir tikrai sakyčiau, kad mano upė, čia gal šitam paveikslėlį tai tokia atrodo nelabai didelė, bet čia tik pradžia nupaišyta, o iš tikrųjų, kas ten toliau, tai dar niekas nežino. Ir manau, kad ir intakų joje yra, bet gal čia irgi taip nebuvo nei vienos tokios kortelės, kur įteka tam tikros srovės, gal vidurinė, bet į mano gyvenimą tikrai įtekėjo ne viena tokia didelė srovė, pirminė, tai sakysim, ta ištakos, tai yra geografijoje, o įtekėjo tokios srovės ir kaip pavyzdžiui diskusijų vedimas ir grafinis fasilitavimas, įteka nuolat nauji žmonės, tarp jų yra meno žmonių ir man pačiai visokie menai patinka, dėl to tas ir vizualumas iš tikrųjų man įdomus yra ir aš labai jo mėgaujuosi. Na ir iš kitos pusės tai ta ir mano profesinė pusė, nes viena iš tų kraštovaizdžio geografijos sričių, kurioje aš kokius darbus rašau, tos mokslus savo, tai yra susijusios su kraštovaizdžiu, kurį suprantu ne tik kaip ekologinę tokią, sakykime, plotinę, tai yra ta aplinkos visokios charakteristikos, bet ir estetika, tai yra vizualumas, grožis. Ir tai irgi buvo viena priežasčių, dėl ko tą kortelę pasirinkau. Tai žodžiu, vat ką aš girdžiu, kad šitoj kortelė, ar ne, šitoj upėje yra ir daug intakų, tai yra daug tokių, ar ne, tavo profesinių tapatybių, kurių čia nebūtinai matosi. Aha, ir už kampo. Ir kas yra su kortelėm smagu, tai visą laiką, jeigu kažko, taip trūksta, tai visą laiką galim pasidėti ant didesnio popieriaus lapo, visą laiką galima prisipiešti to, ko trūksta. Trūksta intakų, reiškia, mes juos pasidedam kortelę ant popieriaus lapo ir prisipiešiam. Giedre, dar vienas toks įdomus dalykas, ką aš pastebiu tavo socialiniuose tinkluose, tai bet irgi dar, ar ne, kas mus vienija, tai aš suprantu, kad mes abidvi gyvenam prie Neries. Tai aš gyvenu prie Neries ir aš kiekvieną dieną tą upę matau, ar ne? Ir ką aš matau socialiniuose tinkluose, tai pati irgi dažnai Nerį stebi labai konkrečioj vietoj. Ir kiek aš skaičiau 5 metus, ar ne, fiksuoji upę toje pačioje vietoje. Tai kaip šiandien Neris atrodo? Šiandien jau truputėlį nusekusi, bet prieš porą dienų buvo toks laikas, kada pakilo daugiau negu 0,5 metro. Ir tai yra labai ženklus pasikeitimas. Na, jeigu kartais aš parodau savo draugams, tai nustemba, kad net 2 centimetrų, pavyzdžiui, vandens lygio pasikeitimas vietovėje gali, pavyzdžiui, net ir didelę kranto liniją pakeisti. Išlenda akmenys tam tikri arba, pavyzdžiui, užsilieja tam tikros žolės. Tai net mažas pasikeitimas vandens kiekyje labai smarkiai keičia paveikslą, kuriame ta upė mums pasirodo. Ir aišku, ta upės visa tėkmė, jos kaita nepaprastai ir išlaisvina, ir duoda daug peno apmąstymams, ir iš tikrųjų ramina savotiškai arba liepia susitaikyti su tuo, kas yra. Tas man tikrai labai reikšminga. Aš COVID metu pradėjau tą savo praktiką. Iš pradžių tai buvo toks fragmentiškas dalykas, o paskui supratau, kad visai nieko nežinau apie tą savo upę. Ir vat tas ne 1 metų, o kelių metų pasivaikščiojimas labai daug man davė. Ir tikrai manau, kad ir paprastiem, ta prasme, nebūtinai turi būti susijęs su geografija ar su upe, bet tiesiog stebėjimas ilgalaikis kažkokio tai vieno objekto labai praturtina, daug labai duoda įžvalgų. Tai vat aš kažkaip čia būtų buvęs mano sekantis klausimas, kam tau to reikia ir kodėl tu darai, bet jau išgirdau, tai ačiū tau labai. Ir iš tikrųjų dabar, kai galvoju, tai yra labai įdomi patirtis stebėti upę ar stebėti kažkokį tai vieną, nežinau, objektą, ar ne, iš to paties taško įvairiom kintančiom aplinkybėm. Ten, tarkim, metų laikai ar vandens kiekis ar dar kažkas, tai iš tikrųjų labai įdomi patirtis yra.
Gerai, tai mes tada keliaukime toliau. Tai aš šiek tiek tada papasakosiu apie pačias metaforinės asociatyvinės korteles upę. Tada, Giedrė, mes pereisim prie temos, kuri yra tavo tema, ar ne? Tai pakalbėsim apie upę ir jos dalis ir tada tiesiog pabandysim paieškoti, kokios galėtų būti sąsajos tarp upės dalių, ar ne, ir žmogaus gyvenimo. Gerai, tai dabar tada šiek tiek trumpai apie pačias metaforinės asociatyvinės korteles upė, The River. Ir šių kortelių autorė yra Galis Salpeter iš Norvegijos, o dailininkas, net negaliu pasakyti, ar dailininkas ar dailininkė, tai yra žmogus iš Indijos, žmogus, kuris nupiešė šias korteles. Ir pagrindinė šio rinkinio tema tai yra upė ir ją supantis krantai. Tai kortelių rinkinyje yra 60 kortelių, jos maždaug yra atvirutės dydžio. Taip pat yra metaforinė istorija ir yra instrukcija, visas vadovas, kaip su šiomis kortelėmis dirbti ir ką su jomis daryti. Ir kortelės buvo sukurtos tiesiog kaip įrankis, kuris gali procesą pagilinti, padėti atskleisti ir stimuliuoti kūrybiškumą kaip projekcinis įrankis. O projekcija tai yra tiesiog tai, ką mes, žodžiu, kortelės mums gali padėti parodyti vaizdžiai ar ne vizualiai tai, kas yra mūsų viduje per kažkokį tai išorės vaizdinį. Šiuo konkrečiu būtų atveju upė, jos krantai, ją supanti aplinka, augalai, gyvūnai ir visa kita, kas yra nupiešta. Tai, žodžiu, kai autorė kartu su dailininku kūrė korteles, tai jos ir buvo kuriamos taip, kad žadintų pačius įvairiausius jausmus ir emocijas, kurie savo ruožtu padeda iškelti paviršių ir išskleisti vidinio pasaulio temas. Pavyzdžiui, tokias kaip tapatumas, tarpasmeniniai santykiai, mirtis, pokytis, baimė, prievarta, pereinamasis laikotarpis, liga, santykiai, stiprybė, viltis. Bet kokios temos, kurios tik yra mūsų viduje, tai būtent, kai mes žiūrime į vaizdą, į vaizdinį, šiuo atveju į upės korteles, būtent per emocijas ir per jausmus, vaizdiniai padeda iškelti tai, kas yra mūsų viduje. Ir mes galime tapatintis tiek su pačia upe, kuri teka įvairiomis apylinkėmis, arba šalia jos esančiais daiktais ar gyvūnais, ar su besikeičiančiais krantais, ar su aplinka, ar su nuotaika, kuri yra pavaizduotoje kortelėje. Tai mes galime tapatintis su bet kuo, ką mes matome. Ir tarkime, tai tas korteles galima naudoti tiek profesinėje veikloje ir jas galima naudoti bet kur, kaip aš sakau, kur yra žmonės. Tai aš naudoju coachingę, mokytojai savo darbę gali naudoti, socialiniai darbuotojai, psichologai, psichoterapeutai, žodžiu, visi, kurie dirbame su žmonėmis, galime naudoti šias korteles. Ir yra toks įdomus dalykas, kad tarkime, jeigu mes naudojam korteles savo profesijai, tai šios kortelės yra vienas iš būdų, kurios gali padėti apeiti žmonių gynybinės reakcijas ir pagilinti darbą, bet lygiai taip pat šias korteles galime naudoti ir šeimoje ar draugų rate savo laisvalaikiu, savo malonumui. Tai šias korteles galime naudoti tiek asmeniškai, tiek dirbant su poromis, tiek dirbant su grupėmis ir galime naudoti tiek su vaikais, tiek su suaugusiais žmonėmis dirbant. Pačiam rinkinyje, kaip aš ir minėjau, yra 60 kortelių. Dabar pati autorė šias korteles šiek tiek jas paskirsto ir sako, kad yra 50 upės kortelių. Kiekviena kortelė yra sunumeruota ir kiekviena kortelė turi savo pavadinimą. Ir šio rinkinio išskirtinumas, kad galime naudotis tiek atskiromis kortelėmis arba galime naudotis
tam tikrą seką, kurti tam tikrą vagą arba upės kontinuumą. Ir dėliojant šias korteles, jeigu mes naudojame kelias korteles, tai jas galime tarpusavėje jungti taip, nes jos yra sukurtos taip, kad jeigu mes dedame jas šalia viena kitos, tai jos susijungia per upės vagą ir tokiu būdu mes iš atskirų kortelių galime sukurti visą upės vagą. Pačiam rinkiny yra 5 gimimo kortelės, tai čia tokios kaip ir simboliškai, kurios atspindi upės gimimą, upės ištakas, kur upė gimsta. Yra 5 pabaigos arba mirties kortelės, kurios gali būti naudojamos upės pabaigoje. Dabar aš pati kai aš dirbu su klientais, aš niekada pati griežtai neskirstau, kad šitas korteles galite naudoti tik tai pradžioje arba šitas korteles galite naudoti tik pabaigoje. Aš tiesiog žiūriu, kaip žmonės patys dėlioja tas korteles ir kokią jie suteikia tam prasmę. Ką aš esu pastebėjusi, kad tarkime žmonės renkasi pabaigos korteles, kalbėdami apie kažkokius labai svarbius pokyčius savo gyvenime. Ir būtent va šitas pabaigos korteles jie renkasi prieš kažkieno naujo didelio pradžią, prieš kažkokį tai naują svarbų gyvenimo etapą. Ir dar yra tokios 2 kortelės, kurios yra vadinamos įsiliejimo į jūrą kortelės, nes visos upės, turbūt, Giedre, mes paskui pakalbėsim, jos įteka į kažką didesnio, bent jau aš taip įsivaizduoju, ar į kitą upę, ar į jūrą, ar galbūt į kažkokį kitą vandens telkinį. Tai mes šitą dalyką galėsime aptarti. Tai tiek būtų apie patį rinkinį ir aš stabdau savo skaidres ir tada, Giedre, noriu pakviesti tave pereiti prie to, apie ką mes kaip ir tarėmės, ar ne, kalbėti apie upę ir jos dalis, aš kaip suprantu, kaip tu minėjai, kad upė turi kaip ir tokias 3 pagrindinės dalis, tai yra upės ištakos, aukštupys turbūt būtų, ar ne, yra upės vidurys, vidurupys ir upės žemupys, ten, kur jau upė baigia savo kelią ir pereina į kitą etapą. Tai kas būtų tas aukštupys tada? Kaip jis pasižymi, kokie yra jo požymiai, kokie yra jo bruožai, kaip upė atrodo tame etape, ką jį veikia, nežinau, ar galim taip kalbėti tikslai ir uždaviniai, jeigu yra tokie, žodžiu, Giedre, žodis tau. Ačiū. Na, tai pirmiausia, visada gimstama ar pas tam tikrus tėvus, ar kažkokioje šalyje. Ir tos aplinkybės ir yra tos ištakos. Nes mes galime tokias upes rasti, kurios, pavyzdžiui, išteka iš kalnų, iš didelio ledyno. Sakykime, tai jos labai yra aršios, yra užšalančios kiekvieną, pavyzdžiui, naktį. Bet yra upės, kurios išteka iš pelkių, yra upės, kurios išteka šlaite kažkur, tai pavyzdžiui versmė tokia, kur muša šaltinis ir iš jos prasideda irgi vaga. Tai va tos aplinkybės, jos gali būti labai įvairios. Na, upė pačioj pradžioj, tai jinai gali tekėti, na, priklausomai nuo tų aplinkybių visų pirma, nes jeigu kalnuose, tai jinai, aišku, renkasi greičiausią kelią tiesiog nusileisti žemyn, bet jeigu vietovė nėra tokia, na, kontrastinga, jeigu mes turime kažkokią lygesnę vietą, tai yra daugiau pasirinkimų. Nors nuo kalno taip pat upė pasirenka. Juk įsivaizduokite, kad kalną mes turėtume kaip kokį, pavyzdžiui, nežinau, sakysim, duonos kepalą. Ir jo viršuje mes kokį lašelį nuleistume, tai jis irgi galėtų nutekėti, kad ir žemyn, bet ir įvairias pusės. Reiškia, upė arba žmogus, net ir mažas, vis tiek jau renkasi tam tikrus pasirinkimus daro. Ir nuo to priklauso, kur jisai pasuks. Ir gali pasukti įvairiomis kryptimis. Tai va čia mano toksai būtų pasakymas apie aukštupį. Aukštupyje nutinka visokių dalykų. Aukštupyje dažna mirtis, nes ta tėkmelė yra maža. Tai jeigu, pavyzdžiui, sąlygos bus nepalankios,
Tai reiškia labai, pavyzdžiui, karšta vasara, išdžiūsta šaltiniai, išdžiūsta pelkės, nieks iš jų nebeišteka. Ledynai dabar kaistant Mhm. klimatui, jie traukiasi labai smarkiai ir gali visiškai ištirpti tas šaltinis, iš kurio kažkada tekėjo upė. Tai tokiu būdu, va tam aukštupyje, iš tikro, nors ir didžiulis pasirinkimas, bet didelis labai toksai, na, sakysiu, aplinkos įtaka labai 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 didelė. Tai tos Tai didelė, žodžiu, aplinkybės gali būti rizika, ar ne, kad upė, ką aš dabar girdžiu, kad jinai, nu, gali čia pat ir pasibaigti, ar ne, net gali. normaliai nenuėjus savo kelio. Taip. Jeigu Mhm. nesutiks greitai draugų, intakų, Mhm. nesustiprės, negaus kažkokios tai puikios situacijos, na, vat, iš klimato turiu galvoje lietaus, pavyzdžiui, arba kažkoks tai kitos aplinkybės, kurios gali atsirasti, tai iš tikrųjų upė gali ir pasibaigti. Na, o žmonės Mhm. irgi ne kažką gero, kaip sakyt, to mažosioms upėms daro, nes Lietuvoje net 80 upių mažųjų šitų tekmelių yra melioruotos. Reiškia, Mhm. jos yra ištiesintos, paverstos įvairiausiais grioveliais ir kanalais. Tai reiškia, labai labai yra jautri ta Mhm. pradžia, jautri. Mhm. Iš kitos Tai pusės, nu, sakyk. aha, tai va dabar kažkaip pagalvojau, žinai, kažkaip labai man irgi va taip panašu į žmogaus gyvenimą. Nu, čia mano toks yra pojūtis, ar ne, kai mes esame maži vaikai, vis tiek mums duoda kažkokį tai kryptį, ar ne, kažkaip mus bando įrėminti, kad mes jau galėtume taip aukštyn aukti. Tai va, ką aš girdžiu, ką tu sakai, kad yra labai svarbu, na, ta ranka, ar ne, kuri prisideda tiek prie žmogaus gyvenimo, tiek prie upės gyvenimo, kad ta intencija būtų tokia teisinga, kad suteiktų teisingą kryptį. Na vat ir aišku, ta ranka turėtų gal nuspėti, kažkaip tyrinėti, kokia ta srovelė yra. Ir Mhm. kurioj vietoj tą ranką reikia pridėti, o kur kaip tik tai gražiai, kaip sakyti, tik tai saugoti, kad išliktų ir kad kažkokie tai tie nepalankumai visi neužgesintų to noro, žodžiu, tekėti, augti ir didėti. Nes Mhm. gali būti tokiu būdu labai labai greitai pažeista ta srovelė. Jinai gali būti, sakau, praktiškai iškasta arba išvis jinai išnykti gali. Bet iš kitos pusės, jeigu jūs ištekate kaip upė iš kažkokioj tai tokioj kontrastingesnėj situacijoj ir esate, na, pavyzdžiui, stiprūs, liūtis didžiulė ir jūs pradedate tekėti šlaitu, tai jūs iš karto darote didžiulį poveikį savo teritorijai, nes būnat labai labai stipriu. Vien žodžiu, tos išgraužos, kurios atsiranda vagelės ir po to tampa didelėm vagom, tai jos kažkur tai irgi, pavyzdžiui, na, sakysim, Vilniuje. Tai yra daugybė ragauvų, griovų, kuriuose, pavyzdžiui, palijus, jūs tiesiog net ir takeliuose matot, kad atsiranda tokios Mhm. išgraužos. Ten juk irgi buvo upeliai, gal laikini, bet jie buvo labai stiprūs, susijęs su labai stipriu impulsu. Tai vat kokia ta jūsų energija, Mhm. prigimtinė ir ta Mhm. situacija, nuo to labai priklauso, kokia jūs atrodysit upė. Mhm. Tai tas pradinis impulsas ar ne užtaisas, kurį turi upė ir dar ką aš girdžiu, kad yra labai svarbi ir ta aplinka, kurioje ta upė teka, ar ne, ir koks yra reljefas, ar ne, ir kiek yra intakų, kiek pamaitino, kiek papildo, ir žmogaus įtaka irgi, ar ne. Yra labai labai svarbus faktorius ir labai svarbus veiksnys. Kai mes su tavim kalbėjom ir ruošėmės šiam pokalbiui, man buvo toks kaip atradimas, ar ne, aš buvau šventai įsitikinus, kad visos upės teka į vakarus. Kažkodėl, nežinau, todėl kad į jūrą gal pas mus yra vakaruose. Bet ką aš išgirdau iš tavęs, kad nebūtinai tų krypčių gali būti ne viena. Tai va, kad labai yra didelis pasirinkimas ir upės, aišku, ieško, jos iš principo teka iš aukščiau į žemiau. Tai yra Mhm. generalinis dėsnis, mūsų šioje žemėje gravitacija lemia, kad viskas iš aukščiau krenta žemyn, tų vanduo lygiai taip pat. Tai va toks ir pasirinkimas, bet kurioje vietoje yra žemuma, kuriam jūsų gyvenimo etape. Tai Mhm. jūs galite tokiu būdu surasti tą pirminę žemesnę vietą, o po to gali situacija pasikeisti, jūs galite turėti daugiau vandens, daugiau energijos arba mažiau ir po to jums rasis kita žemuma, kurią pasirinksite tekėti toliau.
Ir va tam pirminiam etape tai upės nėra labai kreivos dažniausiai, jeigu jos išteka kažkokioj aukštesnėj vietoj, dažniausiai smarkiau griaužiasi į tą vietovę ir jos teka daugmaž tiesiau negu kad lyginant, sakysim, kitose savo etapuose. Tai aš žinai, kad, kadangi vėlgi kalbam apie tą pačią nerį, ar ne, tai kas, tarkim, yra turbūt ir pas mus yra kitų upių ir šiandien, gal kas šiandien mus esate čia ar ne, gyvenate gal prie kitų upių ir stebite kitas upes, bet man buvo įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų neris. Aš niekada nesusimašiau, ar ne, kur jinai prasideda. Tai taip truputėlį pasižiūrėjau, jinai prasideda kažkur Baltarusijoje. Ir man vizualiai pasirodė tas pats, ką tu dabar sakai, ne, kad jinai pradžioj tokia kaip ir tiesesnė yra, o kai jau pasiekė Lietuvą ir aplink Vilnių, man atrodo, jinai ten labai labai yra dinguriuota. Labai įdomus Neries yra atvejis, nes Neris prasideda Baltarusijos pelkėtose miškuose ir jinai teka iš pradžių gana ramiai ir jos vardas yra Vilija arba Vėlija, baltarusiškai Vėlija vadindavo. Tai reiškia vinguriuojanti, laisvai vingiuojanti srovelė. Bet būtent prieš Vilnių jinai gauna vardą Neris, nes jinai neria tiesiog tarp aukštumų, jas skrodžia labai didelė jėga ir tas jos slėnis, pavyzdžiui, Vilniuje labai labai gilus, lyginant su tuo, kuris yra, sakykime, aukštupyje. Tai vidurupys, pavyzdžiui, Neries konkrečiai, tai yra labai stiprios upės, tokia išdava ir jinai ten ne viena tą darė, nes būtent mūsų Neris, tai jinai ne tik pati kaip upė dirbo, tokia kaip mes šiandien matom, bet jinai buvo skirtis, jos vaga, kuris skyrė vietą, kuri buvo paskutinio ledyno, kaip sakyti, paženklinta ir jam tirpstant palei ledyno pakraštį tekėjo srautas, kuris buvo negu dabartinė Neris, daugiau įvairiais skaičiavimais galvojama, kad net 100 kartų didesnė negu dabartinė Neris. Ir jeigu jūs įsivaizduotumėt, kad 50 metrų pridėtumėte prie dabartinio vandens lygio, va ten tekėjo priledyninė upė. Be to, jinai visai netekėjo tą kryptimį, kuri mūsų Neris dabar teka, nes mes dabar žinom, kad Neris teka į vakarus nuo Vilniaus, daugmaž link Nemuno ir va ten paskui jau toliau su Nemunu keliauja į marias ir į Baltijos jūrą. O tuo metu, kada Neris tik prasidėjo kaip upė, jinai tekėjo pagal ledyną ir tekėjo daugmaž iš šiaurės rytų į pietus beveik. Tai Neris tekėjo per Vokę, per Merkį ir tekėjo visiškai į pietų Europą, įsiliejo visiškai kitas upes. Ir reikia atsiminti, kad net Nemuno tuo metu tokio kaip dabar nebuvo, nes Baltijos jūros taip pat nebuvo. Visur glūdėjo 2–1 kilometro ledo luistai, kur Baltijos jūros taip pat nebuvo. Todėl nebuvo į ką įsilieti. Tai va tokia tas vidurupys mūsų Neries, jisai yra net dabartinės upės, o tos milžiniškos upės darbo pasekmė. Ta milžiniška upė perkirto aukštumas, išgraužė didžiulį slėnį, labai platų, 5 kilometrų pavyzdžiui. Tai dabar labiausiai, gal Neris dar tokia atrodo didoka upė, taip galim įsivaizduoti, kad gal jinai čia ką ir darė, bet, pavyzdžiui, Vokės slėnis, jisai negu dabartinė upė ten 10-teriopai, 20-teriopai didesnis, negu kad būtų reikėję šitai upiai, kuri šiuo metu yra Vokė. Giedre, ar aš teisingai suprantu, jeigu taip ar ne, prie Neries liekant, kad Neris aplink Vilnių yra vidurupys? Taip. Ir ką tu pasakoji, ką aš išgirdau, kad, žodžiu, upės kaip ir žmonės gali keisti gyvenime savo kryptį, nebūtinai tą pačią kryptimį, ar ne?
Tai jeigu upės iš pradžių teka viena kryptimi ir paskui kažkas tai keičiasi, kažkokios tai gamtinės sąlygos, ar ne, tai tiesiog vanduo jisai randa savo kelią, nes jam turbūt kažkur reikia pasidėti, reikia kažkur nutekėti. Tai čia turbūt kaip ir žmogaus gyvenime, jeigu buvo kažkaip kol buvom vaikystėje, paauglystėje, ar ne, kol esam nuo kitų žmonių galbūt priklausomi ir galbūt ne visai mums tas patinka, su kuo, kokią mes turim patirtį, tai mes lygiai taip pat turbūt galim keisti, ar ne, kažkaip adaptuotis pagal savo poreikius, būdami suaugusiam amžiuje. Kas dar yra vidurupiui būdinga? Kokiom dar savybėm pasižymi upė vidurupyje? Na, tai jau iš tikrųjų tampa jau tikra upė, mes jau nebejojam, kad čia ji, ta su vardu, nes aukštupyje dar kartais net nežinom, koks tas vardas, kuo ji bus, ar jinai iš tikro kažkuo bus. Vidurupyje jau aišku, kad tai yra šita konkreti upė, jinai dažniausiai jau yra akivaizdžiai stipri, jau turi intakų. Ir upės net numeruojamos, vien žodžiu, yra vadinamos pagrindinės upės, kurios įteka į vandenyną arba jūrą, ir kitos upės, kurios įteka į upes arba dar yra antriniai intakai. Turiu galvoj, kad iki tos pagrindinės upės gali tavo upė būti, pavyzdžiui, gal tu mažas upelis, nes būna labai labai ypatingų net mažyčių upelių, kurie įteka į kitą, pavyzdžiui, upę, jinai dar į kitą ir taip toliau. Tai vat Neris būtų ta antrinė upė, nes pirminis būtų Nemunas, jis įteka į jūrą, o Neris įteka į tą pagrindinę mūsų Nemuno upę. Bet jinai taip pat turi intakų, kurie daug ir kitų, todėl net ir baseinai, kai Lietuvoje skirstoma, tai vadinamas Neries vidurupio, pavyzdžiui, toks išskiriamas baseinas, į kur įteka į Nerį labai didelės upės, palyginus Šventoji, Žeimena. Jos įteka į Nerį, tai yra milžiniškos upės, pavyzdžiui, Šventosios ilgis toks pats kaip Neries Lietuvos teritorijoje. Tai nors Neris 500 maždaug kilometrų ilgio, bet Šventoji tokio pat ilgio kaip Neris Lietuvoje. Tai tie intakai, aš noriu pasakyti, jie gali būti irgi labai galingi, labai stiprus, atnešti skirtingus vandenis. Ir, pavyzdžiui, upės, Pagramantyje visiems siūlau nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip akmena įteka į jūrą. Ten yra santakoje toks pakeltas takas, labai, labai verta pamatyti, dėl to, kad viena upė už kitą labai smarkiai skiriasi vanduo ir net ilgą laiką teka vienas juodesnis, kitas baltesnis vanduo, vienas šaltesnis, kitas šiltesnis, jūs galite įsibristi į upę ir vienoje koja jausti vieną upę, o kita koja jausti kitą upę. Tai aš norėjau pasakyti apie intakus, kad intakai, kai įsilieja į upę, jie ne iš karto tampa tos didžiosios upės dalimi, kurį laiką viskas dar teka lygiagrečiai, jeigu tai yra stiprus intakas. Na ir aišku, vingiai, visokiausi meandros, visokiausi reiškiniai, prasideda jau ir salos, tokie dalykai. Čia vidurupyje, ar ne, salos prasideda. Tai apie intakus pasako ir ne, iš tikrųjų labai įdomus yra faktas, kad kai tas intakas įsilieja, jis ne iš karto susimaišo su pagrindinės, ar ne, upės, į kurią įsilieja vandeniu, bet dar, kaip sakai, dar kurį laiką toks kaip ir lygiagretus yra tekėjimas. Tai priklauso nuo to, kiek skirtingos tos upės, bet gravitacija lemia, kad gali susieiti labai skirtingi dalykai. Aš noriu ką pastebėti, kad gamtoje yra tokių, kur panašiose sąlygose upės teka, tada jų vanduo susimaišo, tampa vienas kito dalimi. Bet jeigu jos atitekėjusios iš labai skirtingų situacijų, jų gali ilgai vanduo nesimaišyti, net pasaulyje tokių upių ne viena yra, kur ilgai nesimaišo. Pavyzdžiui, yra ir visokios Meksikoje, kur juodoji ir baltoji, vadinasi, ten kitos spalvos naudojamos toms upėms apibūdinti, nes vanduo ilgą laiką teka greta, ryškiai matyti. Čia tai labai įdomus reiškinys yra, kad vienoje upėje gali tekėti tokios kaip ir dvi atskiros srovės. Kas dar yra būdinga vidurupiui? Na, tas mendravimas, man atrodo, kad labai vingiavimas upės. Vingiavimas yra labai įdomi savybė. Upė gali vingiuoti dėl aplinkybių.
Dėl to, kad sutinka tam tikras kliūtis ir pavyzdžiui per Neris ta pati per mūsų Vilnių ir ypač ten jau toliau nutekėjusi, žodžiu, link Dūkštų, per visokias rėvas šokinėja dėl to, kad jinai negali kai kurių vietų įveikti. Ir jinai vingiuoja net ir geologinių prasme, pavyzdžiui, Nemunas vingiuoja irgi Vidurupy, tai yra didžiosios Nemuno kilpos ir Neris irgi turi tokias didelės kilpas, tai geologai atseka, kad net vulkaniniu laikotarpiu, kada Lietuvoje, sakysim, magma liejosi ir tos vietos kažkaip tai sutrūko, persistumė, ar dar kažkaip tai, žodžiu, susiraukšlėjo, net ir šitie nelygumai, jie atsispindėjo vėliau ir ledyno darbe, ir net upės juos kartoja. Ta prasme, kad labai iš gilumos gali ateiti tas vingio pavidalas. Nemuno tai yra įrodyta visiškai ir Neries irgi kai kuriuose vietose, kad yra nepaprastai gilus tie įrėžiai, pagal kuriuos upė daro vingius. Bet net jeigu nebūtų visiškai jokių kliūčių, upė Vidurupy vingiuotų dėl savo pačios vandens tekėjimo, tokių fizinių aplinkybių, dėl to, kad vanduo neteka tiesiog kaip koksai mašina, bet tai yra turbulentiškas judesys, kuris yra labai labai įvairus ir labai, sakyčiau, toks moteriška dimensija, dėl to, kad reaguoja į visus paviršiaus šiurkštumus, bet kokius, net ir, sakysim, tekėdama per smėlį arba per didesnį kokius grūdelius, pavyzdžiui, jau yra kitokia tekmė, pradeda sūkuriai darytis įvairios, kur upė teka netgi atgal, tam tikrose vietose savo vagos. Bet ir vis tiek vingiuotų, turiu galvoje, jeigu net būtų vienalytė uoliena, upė vingiuotų dėl pati savęs. Bet čia yra toks didelis skirtumas, kad vingiuoti dėl to, kad tu taip nori, arba vingiuoti dėl aplinkybių. Tai aš prisimenu, kad tu pasakoji, ir man čia irgi buvo toks netikėtumas, nes paviršius, kai upė teka, tai atrodo, teka ir teka, ar ne, matai tai, ką matai paviršių, bet kaip tu pasakoji, kad ten, žodžiu, vyksta tokie procesai, ar ne, pastovi, visokios turbulencijos po vandeniu. Tai man kažkaip tas dalykas labai įstrigo ir irgi minėjai, kad Vidurupyje yra labai daug energijos, labai daug jėgos. Toks, aš nežinau, pats stiprumas gal upės, jeigu taip galima sakyti, metaforiškai kažkaip. Aš sakyčiau, kad Vidurupy upė, kai sustiprėja, tai jinai darosi vis stipresnė ir stipresnė. Šiaip, Lietuvos mastu, bet aišku, jeigu turim, pavyzdžiui, kokias nors sąlygas dykumų, tai priklauso nuo aplinkybių, vanduo gali išgaruoti ir susigerti. Iš viso yra upės, kurios išdžiūsta arba teka tik tai periodiškai. Tai reiškia, per liūčių sezoną yra upė, o kai yra, pavyzdžiui, tas sausasis periodas, nėra upės. Ir mes dažnai tokius dalykus matome, pavyzdžiui, pietų Europoje, kai nuvažiuojame į Ispaniją, į Italiją, miestuose yra tokios didelės loviai tokie išasfaltuoti tokiais betoniniais krantais. Visi tušti, ten kažkokios šiukšlės, kažkokie tai akmenys yra dideli, maži, tiesiog toksai galvoja, kam čia ta vieta yra. Bet iš tikrųjų tai yra prisitaikymas ir upiai palikimas vietos, nes kai bus liūčių sezonas, jis bus pilnas vandens. Kai ateis laikas ir man čia labai primena, ką rašo, kaip tu sakai, ar ne, pas mus nėra tokių upių, bet man labai primena taip apie tai, ką rašo Clarissa Pinkola Estes savo knygoje Bėgančios su vilkais. Ir man ta vieta yra labai įstrigusi ir kai man pritrūksta vilties, tai aš prisimenu, kaip ne vilties, bet ar ne, nežinau gal. Kai man pritrūksta kažko gyvenime, tai aš labai dažnai prisimenu tą sakinį, ten yra toks sakinys abo, rio, abo. Ne, rio, abo, rio. Žodžiu, upė po upė. Kad yra nesvarbu, kad upės nesimato, tos tėkmės nesimato, bet visą laiką yra kažkur ta požeminė upė, ar ne? Ir bent jau man asmeniškai tai upė, jinai man su gyvenimo tėkme, su gyvenimo energija, tai netgi jeigu šiandien nesimato tos tėkmės, tai aš vis tiek žinau, kad jinai kažkur yra ta tėkmė, ta energija, ateis laikas, jinai sugrįš.
Taip, labai, labai gražiai pasakei. Ir iš tikro pasaulyje tai yra tų upių labai įvairių. Yra upės, kurios teka kalnuose, iš viso urvuose. Jos, pavyzdžiui, išteka kai kurios į paviršių, o kai kurios iš vis niekada neišteka. Jos visą laiką būna po žeme. Yra upės, kurios net ir Lietuvoje, pavyzdžiui, yra karsto reiškiniai ir yra upės su dvigubu dugnu. Tai reiškia, kad jūs matote upę, pavyzdžiui, Lėvuo, tokios nedidelės upės šiaurės Lietuvoje Pasvalio krašte, Tatula, teka požeminė upė lygiagrečiai, nežinau ar lygiagrečiai, bet tiesiog viena upė mums matoma, po to yra uolienos ir po to yra požeminė upė, kuri irgi teka. Tai tos upės, kaip rodai, kad lygiagrečios upės tėkmės, tai gana tankiai yra, pavyzdžiui, kada sala susidaro, tai tos atšakos irgi taip randasi, bet yra gamtoje tokių situacijų, kada tikrai yra upė po upę reali, yra tokios situacijos, kada visas, pavyzdžiui, smėlingas, na, sakysim, sluoksnis, jisai juda ir viršuje nieko nematai. Tokių situacijų yra labai daug, pavyzdžiui, ir pas mus Paneriuose, kada Raguvoje eini toks slėnis, toks plokščių dugnu ir jame atrodo, kad sausa, ten viskas ramu taip, bet iš tikrųjų po apačia ten visą laiką teka vanduo. Jisai yra, na, po tavo kojomis gali būti gana giliai. Upė suklostė ten savo smėliuką ir dabar jinai saugiai pasislėpusi savo tykiai tenai teka kaip nori. Tai, žodžiu, jeigu nematom šiandieną srovės, upės ar ne, ar tiesiog ar metaforiškai, tai tiesiog žinokime, kad ji yra kažkur, ateis laikas ir pamatysim. Giedre, dar prieš pereinant prie upės žemupio, dar vienas toks labai įdomus dalykas yra šiek tiek apie rėvas. Papasakok, aš skaičiau tavo mintį, tavo žinutę, ar ne, kad upės kelyje yra rėvos ir tai yra kaip ir upės išlikimo, nežinau, pagrindas, jeigu aš teisingai suprantu, ar ne, nes yra norinčių ten tas rėvas sutvarkyti, pritaikyti žmonių gyvenimui. Šiek tiek, nes kodėl aš klausiu, kažkodėl man atrodo, kad saugus savo gyvenime mes tų tokių rėvų arba sunkumų patiriam, ar ne, tai kas tos rėvos yra? Na, rėvos tai yra patirties sankloda, taip pasakyčiau, dėl to, kad dažniausiai rėvos tai yra akmeningos, seklios upės vietos, kuriuose upė dažniausiai išplatėja, pasidaro seklesnė ir jinai jau nunešė viską, kas smulkiau, ko jinai nepanešė, tas liko. Tai arba jinai negalėjo įveikti kažkokios tai tokios didelės kliūties, bet ją adaptavo. Tai yra, pavyzdžiui, tam tikrų būdų išmoko, kaip su jie būti ir paliko tai, kas tiesiog jau turi likti. Tai reiškia, jinai yra kaip ir apsisprendusi, nes, sakysim, kol upė prasigraužia pro kažką, tai jinai ieško to kelio. O rėva tai yra jau tarsi patirties, tokios apgalvotos patirties vieta. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, jas išimtume, tai skaityk, atimtume, na, kaip iš žmogaus, atimtume jo patirtį tam tikroje vietoje ir atimtume tą prisiminimą, istoriją. Nes, sakysim, jeigu mes visiškai pašalintume visus ženklus, kurie buvo mūsų gyvenime, tai apie ką mes pasakotume. Tai ir upė lygiai taip pat. Tas jos, sakysim, akmenuotumas, tai jisai ir jos unikalumą rodo, dėl to, kad tai yra prisiminimas apie tam tikrą kliūtį, kuri egzistavo galbūt prieš tūkstančius metų ir, na, mes galim tada atsekti, kad, pavyzdžiui, čia buvo vienokie dalykai ir kitokie, čia yra tokia tarsi laikmena. O kanalai arba tokios ištiesintos upės, jos yra žymiai mažiau ir įdomios ir jos tampa monotoniškos, jos yra ramios ir stabilios, bet jos yra nuspėjamos, dėl to žmonės taip ir elgiasi su upėmis, kad jos taptų nuspėjamos, kad būtų mažesnė rizika kažką ten tokio patirti nenuspėjamo, nes mums saugumo reikia. Bet tikroji upė, tai ta gaivališka jėga, jinai ir griauna, ir stato, nes jinai, na, toj vietoj, kur išnešė iš rėvos smulkmenas kažkokias, kurios jai buvo smulkmenos, nors nuo upės
priklauso, gali tos smulkmenos būti ir gana didelės. Tai va, jos ir paskui kažkur pasidės tą dalyką. Tai žodžiu, rėva toks, nežinau, man tai kažkaip skamba kaip toks upės apmąstymo laikas ir kelias, ar ne, galbūt kažkoks gal sulėtėjimas, gal stabtelėjimas, bet nebūtinai žmonėms tas patinka. Nu, rėvoj kaip tik tai vanduo teka greitai ir kunkuliuoja. Tai jinai, upė tekėdama per rėvą, jinai kaip tik pasakoja, kas su ja buvo. Pavyzdžiui, kitose vietose mes neišskaitome, tai ką jinai patyrė, o rėvoj jinai ir yra pasakotoja. Nes sako, man čia buvo šitai. Tai ten srovė yra intensyvi tokia, ar ne, pasakojanti. Ir tada, na, kaip ir paskutinis etapas upės, ar ne, upės žemupys, kas čia yra, apie ką čia? Nu, vat, kaip ir kalbam, kad upė ir savo aukštupį jau graužia kažkokią tai vagelę, po to vidurupį irgi krantus iš šonus, pavyzdžiui, ardė, nes besisukdama jinai vieno krantą ardo, kitom klosto, bet vis tiek su savim visą laik nešasi, tarsi kažkokią tai vat, ar patirtį, savo tokį, na, net ir sakoma, nešmenys, toks yra geografinis, geologinis terminas, ir tos nešmenys palengva vis labiau atiduoda, dėl to, kad, na, va, žiūrėkite, žemupyje, jeigu jinai turi daug visokių dalykų prikaupusi, tai tam, kad jinai pratekėtų, jau nebepaneša kai ko, tai pasideda, jau darosi vis daugiau salų, tų salų daugėja, jinai augina net naują žemę, pavyzdžiui, prieš tekėdama, tos salos jungiasi, upė pradeda šakotis į atskiras atšakas, kuo jinai didesnė ir lygumoje, jeigu įteka, jeigu, pavyzdžiui, ne kažkoje kalnuotoje vietoje, bet kaip mūsų Nemunas, tai išsišakoja į keletą šakų, o koks, pavyzdžiui, deltos, tokios kaip Nilo, tai ten yra ištisos sistemos, net skirtingi vardai toms atšakoms jau duodami. Tai kažkuri viena pasirenka didžiausia, kad tai tos upės, o kitos jau gauna net naujus vardus. Bet žemupyje, vat, Žiotyse vadinasi ta vieta, kur įteka į dažniausiai kokį nors didesnį vandens telkinį, nes Žiotis, tarp kitko, ir mažesnis intakas, kai įteka. Dažnai susidaro salos toje vietoje, tokie smėlio gubreliai, kuriuos irgi galim pamatyti, kad net ir mažas upelis atitekėdamas atsineša savo turtą. Tai va, tai žemupyje tas turtas jau yra dėstomas įvairiose vietose. Na ir aišku, kuo upė žemiau, tuo jinai stipriau savo, na, plotį pasireiškia. Tai kuo žemiau, kuo didesnį vandens turi tūrį, tuo jinai gali plačiau išskėtoti ir skraidytis, bet ir ištvinsta. Pavyzdžiui, aukštupyje, tai jinai į viršų pakyla, o žemupyje į plotį. Tai tarsi toks tampa, vat, apimantis kažkoks tai, na, reiškinys, tiesiog vis platesnės erdvės užgriebia. Tai iš to, ką tu girdi, ką aš girdžiu ir ką tu pasakai, man tokia kyla asociacija, kad žemupys yra toks atidavimo metas. Ką upė viską nešėsi, ką susirinko, ką sukaupė, minėjusi, kad, žodžiu, upė labai yra, nu, turtinga, daug visko nešasi, visokiausių įvairiausių dalelių, ne? Ir žemupys yra jau toks atidavimo metas, atidavimo momentas, tų sąnašų, sankaupų, ar ne? Ir kaip tu sakai, netgi kažkokias naujas saleles augina ir netgi gali išsiskaidyti į mažesnius upelius. Man čia kažkaip apie žmogų labai panašu yra, kur ateina matyti laikas, kai jau pasiekėm tam tikrą amžiaus tarpą, kad ir tas toks atidavimo momentas, ką esame sukaupę, žinias, išmintį, nežinau, dar kažką atiduoti, perduoti ir nežinau, kitų mažų upeliukų auginimas. Na, va, vieni didesni, kiti mažesni, čia labai, labai įvairiai mes skaidomės, gal tiesiog per tą plotį, bet irgi, pavyzdžiui, priklauso nuo to, kokia situacija. Ir upė, sakysim, vat, na, kodėl dabar va, apie Klaipėdą kažkaip užėjo mano mintis, kodėl Klaipėda patvinsta, dėl to, kad kai jūra pati pakyla, upė nebegali įtekėti, jinai teka netgi atgal. Tai vat tos įtekėjimo vieta irgi yra ne vien tik pačios upės galios, bet ir to, į ką jinai įsilieja irgi valioje.
Dėl to, kad Mhm. tas pagrindinis kūnas, į kurį įsilieja, jisai lemia, ar kaip ta upė įteka. Irgi tai svarbu. Mhm. Tai irgi yra labai svarbu, į ką upė įsilieja Taip. ir kaip priima, ar ne, visą šitą dalyką. Na ir paskui jau, kai upės įsilieja į didesnius vandens telkinius, bent jau kaip aš taip vizualiai įsivaizduoju, kad matyt paskui vėl viskas per gamtos reiškinius, per, nežinau, per debesis, per lietus, vėl viskas sugrįžta, ar ne, ir viskas vėl nuo pradžių taip sukasi. Taip, vandens ratas yra, tikriausiai universaliausias, visiems tikrai suprantamas nuo pačių mažiausių dienų, kad mes suprantam, kaip vanduo juda ir tikrai turim būti labai dėkingi už tą ratą, Mhm. nes jo dėka ir mes gyvename. Jeigu tas ratas nesisuktų, tai tikrai gyvybė Žemėje, kažin ar būtų. Mhm. Tai svarbus tas ratas. Tai gerai, Giedre, ačiū tau labai. Labai įdomu šnekučiuoti su tavimi. Ir čia aš